Labukas, sveikinusi iš Tailando Phuketo. Varysim valgyti į night marketą. Reikia kažkaip tai pirmiausia perėti gatvę. Turime čia va mašinų belekiek. Čia gali užtrukti. Arba ne. Dan. Pradžio toksai intro, ta prasme, kas yra apskritai tie Tailando night marketai. Tai realiai pas mus kaip su Lietuva kažką sulygint, galima įsivaizduoti grinai turgus, kur tu ateini pavalgyti. Aišku, tu gali nusipirkti ir kažką tai take away ar dar kažką, bet pagrinde atvarai pavalgyti. Ir pas juos šitie turgeliai visokie yra realiai beveik kiekvienam miestelį. Net jeigu jisai ten turi kokį 10 000 žmonių, jie turės tą night marketą, ten gros muziką ir galima bus nusipirkti maistą. Tai va, ir dabar esam čia. Jau aišku nesimato, bet tuoj. Va, žodžiu, turim tokį visą didelį. Ir ten tęsiasi tos palapkės iki galo. Va, gilin. Žodžiu, einam, pasižiūrėsim, kažką paimsim pavalgyti, aš belekai valgyti noriu. Tai žadu pridaužyti maistelio. Bet čia žiūriu kažkaip tai rūbai kažkokie. Va, už 20 maikutas nenorit. 20 realiai čia kaip 5 centų. 1 euras ir kem 40 tų tailandietiškų. Oi, pamiršau, kaip vadinasi, batai, vadovai. Tai va, rubelių, čia aišku ne tik maisto, yra rubelių kažkokių, turim čia šiaip daržovių, aš čia jau nuėjau kažkur tai ne ten, čia grinai turgus. Tai kaip ir sakiau, jie ir pavalgo čia ir turgai pardavinėjo dalykus. Čia man čia truputį žemokai. Jeigu 1,9 m, tai jau aukštas skaitais. Nes čia dauguma žmonių, iki kokio 1,7 m. Ir vyrai visi, moteris. Turim čia skewerius. Tai čia tradiciškai tiesiog vištienos kažkas, tai kaip toksai realiai šlaunelė, bet jinai ant su mediena ant laužo kepta yra. Tai paimsiu paragauti. Hi, can I get this one? 20 baht? Yeah, one. Žodžiu, turim 20 batų, 5 centų. Tuoj banką atidarom. Okay, thank you. Kapun krab. Gerai, reikia kažkur ramią vietą surasti, čia pavalgyti, nes čia po palapkėm tarp žmonių, tai ne kažką. Va, žodžiu, jisai taip atrodo, palyginimui. Jie tiesiog ant grotelių kepo ir tiek. Realiai čia gausis laida grinai baltą lietuvą, tik tai pas mus biudžetas didesnis, tai mes ne vieną dalyką ragaujam, o iš karto keletą paragausim. Daugiau negu vieną. Pamelavau, čia netgi krūtinėlė yra, tai labai poniškai už 5 centų. Gauni krūtinėlės, čia nežinau kiek, 100-200 gramų. Kad baltymus surinkti, tai čia afigenai. Gardu, jinai tokiam kaip kari kepta ar kažkas tokio. Ta vištiena tai jau sunaikintas yra. Vyniojam kažko kito pažiūrėti, pabandyti, gal kokį smūtį susileisti. Realiai pas juos čia visą laiką būna visokių tų keptų vištienų, jie mėgsta riebaluose dar kažkaip tai iškepti. Na, aišku, mes irgi mėgėjai, bet va, čia
turim kažką tokio kaip KFC, kažkas tokio. Ten ir su krevetėm, su dar kažkuo. Čia va turim saldumynų. Aš gal saldumynų pavengsiu, nes jau ir taip su svoriu prasileidęs visą. Turim dešryčių visokių. Spurgytas, taip kad negalvokit, kad tik Lietuvoj turim spurgytas, jie irgi čia turi. Čia va maistai visokie dažniausiai išsinešimai, kažką tai pavalgyti. Čia vėlgi saldumynai. Nežinau, čia kaip bandelės kažkokios, kažkas tokio. Čia irgi siurbytas, o gali tiesiog maišelį tokių siurbyčių nusipirkti. Belynai. Nu, realiai Lietuvoje tokių dalykų nepamatysi, bet nėra kažkas tai tokio labai, kad crazy būtų. Hey man, can I get this one? Yep. Šausim mėsos. Yeah, the 500 baht, 80 baht, brother. 100 baht, yeah. How many baht, brother? 100 gram. 100 baht, yeah. Yeah. This one, brother. Okay. Cool. Turim už 100 gramų 8 batų 2 eurai. This one 100, okay? Yeah. Okay. You want no more? Whoa. Warm? Yeah, better warm. Šalta, jeigu susileisiu, gali nesuvirškinti balduot, tai paimsiu karštį. Tai žiūrim, ką čia turim. Thank you. Gerai, palauksiu, kol pakaitins. Vietoj čia viską kebryto daro, nereikia parinktis, nereikia į restoranus kokius nors, variai dar ko ne. Va, paims dabar ant to griliaus tiesiog uždės. Pakepo. Ir tada tiesiai į skranduką keliaus viskas. Yeah. Cool. Thank you. Thank you. Bye. Turim, suleido, sakė, čiveliai yra iš Mianmaro atvarė. Aišku, aš nenufilmavau šito. Bet atvarė hebrytą iš Mianmaro ir tiesiog verslauja. Nu, vat, pardavinėja mėsytes. Sakė, bėga nuo to, kad jos nori armiją paimti. Ir sakė, kad, nenori. Netikė, žinai, to visų dalykų. Jo, tai vat žmonės irgi sukasi, varo iš šalių, kažką veikia. Gerai. Turim dabar. Žiūrim, ką čia turim. Aš, aišku, nelabai turiu kur pavalgyti. Vėlgi einam kažkur atokiau, kad žmonėm nesimaišyčiau su savo kamerom ir apžvalgom. Tai žodžiu, įdėjo į tokį maišelį. Turim mes ten lazdelę. Ir ką, ragausim, ką čia. Skanumynų. Ar skaniai, ar neskaniai. Pažiūrėsime. Aš manau, kad skaniai ten visai gerai, jinai patušinta atrodo. Va, prašau, mėsytę. Gerai, gardu. Jinai tokia saldi, kaip su medum būtų daryta. Grinai kaip Lidle, kai nusipirki ripsų ir pakebi. Tai panašus skonį. Aišku, man Lidlas nemoka už marketingą, bet. Žodžiu, užtruksiu aš, kol jį suvalgysiu. Turime čia dar pečiuką tokį. Realiai kapot ant dešrelės. Viršai eina dūmai. Tokią Lietuvoje pastatytum iš karto aplinkosaugininkai prisistatytų, sakytumėt, ką čia daro, kodėl nėra reguliacijų. O čia chill hebrytą daro ir viskas, ir nesu pagalvosiu. Gerai, aš klausiau tų mianmariečių, klausiau, ar čia yra kažkur tai vabalų. Nes aišku, yra tradicija, kad atvarai į Tailandą, reikia iškart prikirsti vabalų, nes kitur nelabai gausi. Tai bandom surasti vabalus
Jeigu vabalų nerandu, dėlė kaip žemaičių. Jeigu vabalų nerandu, nu tai GG, tada turim liūdną vakarėlį. Čia jau kažkur tai aš ne ten. Čia tik tai turim suvenyrus kažkokius. O vabaliukų nėra. Blogiausia atveju, žinai, eini gatvėje ir tiesiog gaudai tarakonus nuo žemės. Bet nesu dar toks vargšelis, gal pakentėsiu. Galimai bus kitoj vietoj, kur varysiu, tai į Čiangmajų varysiu, tai gal ten bus tikrai vabaliukų. Čia aš matau, kad mums šiandien nesėkmingai truputį. Paimsiu steam bun. Sawadee krab. Can I get steam bun? Steam bun? อันนี้ซินดอก Oh, this? อันนี้ Pork? Pork? Meat? นี่มิด Meat? Okay. วัน One. Tuoj va iššausime šitą už 20. YouTube. No bag. โนแบก Yeah. โอเค Taupom, čia gelbsim gyvūnus. Where you from? Okay. Lithuania. Huh? Lithuania. เวทวินเนี่ย Lithuania. โอเค Very small. Only 3 million people. อ๋อ 3 million. Thailand, big. อ๋อ Lithuania, small. Okay. โอเค thank you Thank you. Kapun kap. Gerai. Pabazarinam kažką. Varom, iššausim tą stimbaną. Aš grinai varau tiesiog kaip bomžas prie šiukšliadėžių valgyt. Va čia turim iš karto šiukšliadėžį, jeigu ką. Ir valgom. Aišku, dabar čia lietus kažkoks tai prasideda. Bet net cukrinis gal neištirp kažkur, tai reiktų gal pasislėpti po stogu. Bet turim tokį nuostabų dalyką. Nežinau, ar skanus labai bus, bet atrodo neblogai. Tai jeigu food poisoningo negausi, tai viskas gerai. Tokie va standartai čia pasim. Gerai, čia neįmanoma valiai. Jisai tokį yra kaip į popierių įdėtas. Ir jį nuimt, tai kartais labai sunku būna. Esu atsimenu keletą kartų tiesiog suvalgęs su popierium. Bet man atrodo dėl to, kad buvau apsidaužęs galimai. Nesakyčiau, kad turi daug skonio. Šiaip steam bunsai yra kinų dalykas, čia jau alė išradimas yra. Lietuvoj pas mus nelabai tokių gausi. Yra ten kažkokie steam bunsai, bet jie visai kitokios formos. Gerai, susileidau tą bundavą. Dabar paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti, tai kažką pasiimt atsigert. Pasiimsim smoothie. Sawadee krab. Can I get a mango smoothie? Yes. Mango smoothie? Okay. With milk, no milk? Milk, yes. Milk na? Yeah. I love milk. He needs some milk. 50? Thank you. Kapun kap. Va, supils. Skaniai suvalgysiu. Gerai bus. Išgersiu. Galima ir valgyti iš esmės. To the very top. Kapun kap. Thank you. Kapun kap. Thank you. Gerai, žiauriai maloniai žmonės. Ypač aš pastebėjau dar labiau malonus, kai jie mato, kad tu su kamera filmuoji. Nežinau, jam gaunasi gal kaip toksai truputį marketingas kažkas. Ir dabar pradeda belė kaip lietus daužyti. Tai žodžiu, tą progą užbaigiam šiandienos šią nuostabią kelionę ir iki kitų.